Būkite pasveikinti iš Vilniaus FK Žalgiris namų stadiono ir šiandien čia pirmosios lygos remiamos Top Sport 11 turo susitikimas. Klaipėdiečiai, čia pavojingas išpuolis, galimybė! Puikus šansas ir puikiai žaidžia BFA. Labai dinamiškai klostosi šios rungtynės ir arbitro švilpukas rodo Danielius Velička, man regis. Taip, stoja prie kamulio, Danielis smūgiuoja ir 1-0. Vilniaus Žalgirio komanda veržiasi į priekį. Dar kartą pasitikslinu, ne, vis dėlto Vakaris Berenta ir realizavo tą 11 metrų baudinį, čia tokia karuselė pavardžių, svarbu, kad tikslas. Perdavimas kairiąją koją, čia puikiai išvedė smūgių į komandos draugas abitų ir labai keičia tą jėgų santykį, iškreipia realų pajėgumą, o čia 11 metrų baudinys jau į priešininkus. Gal gali vartininkas anksčiau smūgio lipti nuo linijos ir puikiai realizuoja 11 metrų baudinį ir BFA vaikinai. Danielis Misiūnas lygina rezultatą. 10 minutė. Tiek daug ir užtruko. Stadione žaidė su Portugalijos komanda iš Cristiano Ronaldo. Čia pavojingas epizodas ir 2-1. Šeimininkai veržiasi į priekį. Štai toks duris ir komandos draugai. Ką sveikina Ogi Vakari Berenta. Jo dublis. Moteris, merginos žais rungtynes su futbolo akademija iš Kauno rajono. Taip pat kviečiame sirgalius, smūgis į vartus! Danielio Misiūno bomba. Fantastiško grožio kirtis ir 2-2. Na, lyg perkūnas iš giedro dangaus iššovė Danielis Misiūnas, žaidėja iki 22 metų. Čia šiurkštus epizodas, galime išvysti raudonos spalvos kortelę, tą ir matome. Štai taip, turėtų sekti perdavimas, klausimas ar orų ar pažemė. Smūgis ir ideali realizacija. Mažumoje, būdami Vilniaus žalgiriečiai, sugeba įmušti įvartį, sugeba išsiveržti į priekį. Tomas Bakšys, komandos kapitonas, šauna tada, kada to labiausiai reikia. Skleidžiasi, bando pristatyti kamuolį baudos aikštelę. BFA čia klysta Vilniaus Žalgirio vartininkas. Na, chaosas vartininko aikštelėje ir dar vienas 11 metrų baudinys. Atremti baudinį, bet smūgis ir pirmąjį kirtį atremia Vilniaus Žalgirio B ekipos vartininkas, bet pakartotinu smūgiu BFA lygina rezultatą. Sveikina Misiūnas vėl ir vėl siunčia perdavimus Žygimantui Jurevičiui, pastarojo smūgis! Olele! Žygimantas Jurevičius panašu, kad išplėšia pergalę Vilniaus BFA ekipai. Įspūdingo grožio perdavimas, dar įspūdingesnis Žygimanto Jurevičiaus kirtis galvo. Ir viskas. Karštas Vilniaus derbis baigėsi BFA ekipos pergalę 4-3. Net 7 įvarčiai nudžiugino čia.